Sveikučiai! Šiandien mano kamadė vištienos šlaunelės, kurios yra apkeptos tiesiogiai ant anglių kaitros ir apteptos skaniu padažu. Vištienos šlaunelės arba vištienos sparneliai yra visada labai skanu ir šį kartą tiesiog užsimaniau kažko paprasto. Pasimarinuoju iš vakaro, naudodamas druską, juodus pipirus, česnakus granuliuotus svogūnus, taip pat čili dribsnius, dar pridėdamas truputį sojos ir alyvuogių aliejaus. Jeigu turit laiko, tai geriausia pasimarinuoti iš vakaro, bet galima ir tą pačią dieną. Kuriu kepsninę ir ją kaitinsiu maždaug iki 150 laipsnių Celsijaus. Temperatūra gali būti ir šiek tiek aukštesnė, bet reikia žiūrėti, kad nesviltų. Šlaunėles galima aišku kepti ir taip, kaip yra, bet šį kartą nutariau pasidaryti šiek tiek prabangiau, tai yra pasidaryti tokius kaip ir vištienos saldainukus. Tai reikia įpjauti tiesiog odą iki kaulo, kartu perpjaunat ir sausgyslės ir tada tiesiog nupjauti tą viršutinę sąnario dalį, kiek galima švariau. Kam reikia čia taip vargti? Tai visų pirma, tai yra paimti galima neišsipurvinant rankų po to vištos šlaunelę, labai patogu valgyti. O kitas dalykas, perpjavus tas sausgyslės, tiesiog mėsa labiau atsipalaiduoja ir geriau iškepa, lieka sultingesnė. Bet jeigu neturit nuotaikos, tai galima to ir nedaryti. Šį kartą nutariau kepti šlaunėles tiesiogiai ant anglių kaitros, nenaudodamas jokio deflektoriaus, tai kepsninės temperatūra nėra taip labai svarbi. Šiaip man geriausia šitoj kepsniniai sekasi, kai yra jinai apie 150-160 laipsnių Celsijaus. Tiesiog dedu groteles tiesiai ant sistemos ir patepu jas truputį aliejum. Pradžiai noriu pakepti tas šlaunėles pastatydamas stačiai, bet ne taip lengvai sekasi, nes tiesiog yra priklausomai nuo to, kaip yra nupjauta mėsa, tai gana sunkiai jos ten pasistato, bet tas kepimas duoda savo tokį papildomą dar apkepimą iš apačios mėsos ir tada bus galima jas tiesiog apkepti paguldant ant šono, bus paprasčiau. Tai vėlgi nėra būtina čia taip kankintis, bet visada yra geriau, jeigu apkepa mėsa pirma, o paskui tik tai odelę. Aš dar papildomai pridedu alksnio medienos pagaliukų kelis kartus, kad gauti rūkytą skonį. Na ir kol viskas kepa, pats laikas pasidaryti padažą aptepimui. Tai aš naudoju teriyaki padažą, kuris turi savyje nemažai cukraus, taip pat balto vyno actą, šiek tiek siračios dėl aštrumo, sojų tokio specialaus padažo vadinamo austrių padažo ir worcesterio padažo. Kepant ant tiesioginės kaitros reikia nuolat prižiūrėti kepsninę ir reikėtų žiūrėti tiesiog, kad per didelė kaitra nebūtų ir nepradėtų viskas vilti. Laiks nuo laiko reikia tiesiog patikrinti ir kepimas yra nevienodas. Tai yra, kai kuriuose vietose tiesiog vienos šlaunelės jos kepa greičiau, kitur šiek tiek mažesnė kaitra mažiau, tai reikia laikas nuo laiko jas tiesiog apkeisti vietomis, perkelti, kad keptų tolygiai. Taip stačiai apkepant tas šlaunėles, gaunasi, kad pakepa mėsa, kuri yra be odos pradžiai, o po to ir pati oda. Tai gaunasi tarsi šašlyko toksai skonis ir tikrai verta pabandyti. O jeigu norit paprasčiau, tai galima tiesiog dėti deflektorių, dėti nulašėjimo indą ir kepti šiek tiek aukštesnėje temperatūrai, apie 170. Kepant tamsesnę vištienos mėsą, visada galima ją pakepti ir daugiau, bet temperatūra turėtų galutinė būti apie 80 laipsnių. Aš pamatuoju temperatūrą kelis kartus bekepant, tam, kad tiesiog žinoti, kurie gabalai yra iškepę labiau ir kurie dar mažiau iškepę, nors ir vizualiai dažnai matosi, bet reikėtų pasimatuoti ir pasižiūrėti tada, į kurią vietą perkelti, kur yra karštesnė kaitra, ten dedam gabaliukus, kurie yra mažiau iškepę, o tie, kurie labiau iškepę, patraukiam į kitą vietą. Kai jau vidinė temperatūra mėsoje prie kaulo artėja link 80 laipsnių, tai galima ruoštis aptepimui ir dar po to aptepus pakepti šiek tiek kokią 10-15 minučių, kad prikeptų padažas. Aš aptepimui naudoju teriyaki padažą. Šiek tiek jį dar pagardinu pridėdamas papildomai priedų, bet galima tiesiog ir pačiu iš karto iš buteliuko padažo aptepti, tik tai jisai bus daug tirštesnis, sunkiau bus tą padaryti ir labai daug cukraus turi. Tai man praskėdus šiek tiek bent jau su kokiu baltų vyno actu arba ryžių actu tikrai geresnis skonis ir dar jeigu pridėjus šiek tiek aštrumo, būna jis dar geresnis.
reikia tiesiog ragauti maišant, nes kiekvieno skonis yra skirtingas. Na ir žinoma, galima naudoti aptepimui ir bet kokį kitą barbekiu padažą, tą, kuris jums patinka patiems. Aptepus padažu viską pakepu dar kokią 10-15 minučių paprastai, kad prikiptų tiesiog tas padažas geriau priliptų, nes jau iš esmės tos šlaunelės jau yra iškepę. Bet jeigu vienos yra labiau iškepę, kitos šiek tiek mažiau iškepę, tai galima nuimti, kurios yra iškepę, o likusias dar šiek tiek pakepti ilgiau. Na ir šį kartą tikrai vertėjo įdėti šiek tiek daugiau papildomų pastangų, nes vaizdas ir kvapas yra tiesiog nuostabus. Bet vienas dalykas, aišku, yra žiūrėti ir uostyti, o kitas yra ragauti. Tai pirmas privalumas, kuris yra tokiu būdu kepant, yra, kad galima paimti tiesiog už kaulo, kuris yra švarus ir neišsipurvinant rankų tiesiog valgyti. O skonis yra tikrai puikus ir tiek dėl marinavimo ilgesnio, tiek ir dėl to, kad yra aptepta skanių padažų. Tai padažo, sakyčiau, kad man tikrai užtenka ir gerai, kad jisai buvo praskiestas labiau, o skonis nuostabus. Skanaus ir iki kito karto.